Petrai, šie metai kaip ir į pabaigą, tai gal kokį žodį tarsi? Galiu pasakyti tikrai labai ačiū tiems, kurie protaut pradėjo. Ir tikrai labai ačiū, kad pradėjo jau mokytis ribas laikytis, šaunuoliai. Ir jau kai kur išsilavinimas, matau, paūgėjo kai kurių žmonių. Kas dar? Ženkliai pradėjo rezultatas darytis. Ypač kai kurie žmonės pradėjo jau protauti. Nežinau, kas gal padėjo, gal mano šnekos tos. Tos? Tai tikrai. Padėjo suprasti, kad suaugę jau pradėjau žmonės protauti, jau žiūrau, jau tokių nesąmonių nebedaro, kažkaip jau tokių dalykų. Kažkas, nežinau, žmogui matyti, tos kalbos mano padėjo ar ką. Jau vyrai pradėjo protauti, kai kurie, žinai, jau. Žinau. Jau matosi, kad tikrai jau kažkiek padėjo. Aš sakyčiau, net ne kažkiek, o net su kaupu. Labai smagu, žinai, labai smagu. Kad nereikia nei smurto naudoti, nereikia nei muštis. Svarbiausia, kad ribas laikosi. Tai smagu, žinok, jau ir aš pastebėjęs ir parduotuvėje, kad ribas laikomas. Nu ir eilėse nebereikia stumdytis. Tai iš tikrųjų labai džiugu, kad nereikia jėgos naudoti. O tai kokios įžvalgos apie socialinius tinklus? Rezultatas jau minimai žiūro internete pagerėjo. Tai tarp kokį žodį ir heiteriams? Maladės. Džiugu, žinokit, tikrai džiugu. Na ir pabaigai, ką mes sakom Lietuvos žmonėms? Su naujais. Ir tave, Petrai. Nu ką, einam tau į sriubą alaus pilt? Nu, bet jau kuro, alaus į sriubą įsipilt. Nu, to kuro.